Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 12 skyrius. Metai mano mokytojo vienutėje. 3 dalis. Nauji mokiniai dažnai prisijungdavo prie Šri Juktešvaro, nepaisydami varginančios kritikos. Išmintingas kaip guru, nepriekaištingos diskriminacijos pavyzdžiai. Tas, kuris priima puolimą, nebūtinai nesugeba apsiginti. Tie patys pasiaiškinti iškviesti mokiniai iškart pasišalindavo, kai tik mokytojas jų kryptimi viešai paleisdavo analitinio savo ugnikalnio trenksmus. Nedideli vidiniai trūkumai, sukylantis prieš protingą kritiką, yra lyg nesveikos kūno dalis, bijančios net pačios menkiausios priežiūros. Taip Šri Juktešvaras su pasimėgavimu apibūdindavo mėgstančiuosius pasišalinti. Yra tokių mokinių, kurie ieško mokytojo pagal savo susikurtą modelį. Tokie dažnai skųsdavosi, kad nesupranta Šri Juktešvaro. O jūs nesuvokite Dievo, pasitaikius tinkamai progai atkirsdavau aš. Jei suprastumėte šventąjį, patys būtumėte šventieji. Kas tarp nesuskaičiuojamos daugybės paslapčių, kiekvieną sekundę nepaaiškinamų būdų pripildančių erdvę, gali drįsti teigti, jog galima akimirksniu suvokti beribę mokytojo prigimtį. Mokiniai ateidavo ir išeidavo. Tie, kurie troško saldžios simpatijos ir dažnų pagirimų kelio, jo ašame nesurado. Mokytojas suteikdavo pastogę ir mokymą visam gyvenimui, tačiau daugybė mokinių reikalaudavo dar ir balzamo savajam ego. Jie išvyko, vietoje paklusnumo pasirinkę nesuskaičiuojamus gyvenimo pažeminimus. Kiaurai veriantis mokytojo spinduliai ir atvira išminties šviesa buvo per daug galingi silpnai jų sielai. Jie ieškojo paprastesnio mokytojo, kuris, pridengęs juos meilikavimo uždangą, toleruotų nuolatinį neišmanimą. Pirmaisiais savo buvimo su mokytoju mėnesiais aš nuolatos bijodavau jo pabarimų. Tačiau greitai pastebėjau, kad jie buvo skirti tiems mokiniams, kurie prašydavo žodinės analizės. Jei koks nors besikankinantis mokinys protestuodavo, Šri Juktešvaras neįsižeidęs nutildavo. Jo žodžiai niekada nebuvo pikti, tačiau kupini asmeninės išminties. Mokytojo įžvalga nebuvo skirta nepasirengusioms atsitiktinių lankytojų ausims. Tačiau jis retai pabrėždavo jų trūkumus, net jei jie ir aiškiai krisdavo į akis. Visgi jo patarimo, ieškantiems mokiniams, Šri Juktešvaras jausdavo didelę atsakomybę. Iš tiesų drąsus yra tas guru, kuris pasiryžta transformuoti neapdirbtą žmogaus egoizmo rūdą. Šventojo narsa glūdi užuojautoje paklydusiems šio pasaulio akliems. Kai nustojau piktintis ir įsižeidinėti, priekaištai man gerokai sumažėjo. Labai subtiliu būdu mokytojas perėjo prie aukštesnio lygio gailestingumo. Aš laiku sugrioviau bet kokias racionalumo ir pasąmonės nuostatų sienas, už kurių dažniausiai slepiasi žmogaus asmenybė. Pastaba. Pasąmonės valdomo proto racionalizacijos absoliučiai skiriasi nuo neklystančio tiesos vadovavimo, kuris gimsta aukštesniojoje sąmonėje. Vadovaujami prancūzų mokslininkų iš Sorbonos, vakarų mąstytojai pradeda tyrinėti dieviško žmogaus suvokimo galimybės. Per pastaruosius 20 metų Freudo paveikti
psichologijos studentai visą savo laiką paskyrė pasąmonės ryčių paieškoms. 1929 metais teigia rabis Izraelis Levintalas. Visiškai natūralu, jog pasąmonė gali paaiškinti daugybę paslaptingų žmogaus veiksmų, tačiau tikrai ne visus. Ji gali paaiškinti tai, kas neįprasta, tačiau ne tai, kas yra anapus įprasto. Naujausia psichologija, remiama Prancūzijos mokyklų, atrado naują sritį žmoguje, kurią pavadino aukštesniąją sąmonę. Priešingai pasąmoniai, kuri rodo giliai užslėpta žmogaus sritis, aukštesnioji sąmonė simbolizuoja aukštumas, kurių turi siekti žmogaus prigimtis. Žmogus yra trilypė, o ne dvilypė asmenybė. Mūsų sąmonę ir pasąmonę vainikuoja aukštesnioji sąmonė. Prieš daugelį metų anglų psichologas F.V.H. Mayeris teigia, kad žmogaus gelmėse slypi tiek šiukšlių krūva, tiek ir nepaprastos brangenybės. Priešingai psichologijai, kurios visi tyrimai koncentruojasi ties žmogaus pasąmonę, naujoji psichologija pagrindinį dėmesį kreipia į tas brangenybės, kurios vienintelės gali paaiškinti didžius, nesavanaudiškus ir herojiškus žmogaus poelgius. Pastabos pabaiga. Atlygis buvo palaiminga harmonija su savuoju guru. Tuomet atradau, jog jis yra patikimas, atidus ir slapta mylintis, nors viešai jis to ir nerodė. Mano paties temperamentas yra pamaldus. Pirmą kartą buvo nelengva suvokti, jog Šri Juktešvaras persunktas džňanos. Tačiau stokojantis bhaktės išreiškia save tik šaltos dvasinės matematikos būdu. Pastaba. Džňana – išmintis ir bhakti – atsidavimas. Du pagrindiniai keliai Dievo link. Pastabos pabaiga. Visgi susiderinęs su jo prigimtimi, pastebėjau ne savo pamaldumo mažėjimą, bet augimą. Save realizavęs mokytojas sugeba puikiai kontroliuoti įvairių savo mokinių tendencingumą. Mano ryšys su Šri Juktešvaru buvo ne vien matematinis, bet ir iškalbingas be žodžių. Savo mintyse dažnai jausdavau slaptą gurų buvimą, kuriam visai nereikėjo jokios kalbos. Ramiai sėdint šalia jo, mane ramiai užliedavo palaimingas jo dosnumas. Bešališkas Šri Juktešvaro teisingumas buvo aiškiai pademonstruotas per pirmasias mano vasaros atostogas koledže. Aš mielai pasinaudojau galimybę visus tuos mėnesius praleisti Serampore su savuoju guru. Tu privalai rūpintis ašramu, džiaugiasi mokytojas mano atvykimu. Tavo pareigos bus priimti svečius ir prižiūrėti kitų mokinių darbą. Po 2 savaičių į ašramą buvo priimtas jaunas Rytų Bengalijos kaimo berniukas Kumaras. Jis buvo nepaprastai protingas, todėl greitai pelnė Šri Juktešvaro palankumą. Dėl tam tikrų neaiškių priežasčių mokytojas buvo labai švelnus naujajam gyventojui. Mukunda, leisk Kumarui perimti tavo pareigas. Laisvu laiku gali valyti ašramą ir gaminti valgį, liepė man mokytojas, naujajam berniukui prabuvus čia vos mėnesį. Pakeltas pareigose, Kumaras pradėjo tvarkyti šiek tiek tironiškai. Tyliai maištaudami, kiti mokiniai ir toliau prašydavo manęs įvairių patarimų. Su Mukunda visiškai neįmanoma, jūs liepėte būti man prižiūrėtoju, tačiau kiti eina pas jį ir klauso jo, po 3 savaičių skundėsi Kumaras mūsų mokytojai. Aš išgirdau jį kalbant šalia esančio kambario. Būtent todėl aš ir paskyriau jį dirbti virtuvėje, o tau pavedžiau priiminėti svečius. Rūstus Šri Juktešvaro tonas buvo neįprastas Kumarui.
Dabar tu turbūt suprasi, kad tikras lyderis trokšta tik tarnauti, o ne viešpatauti. Tu norėjai Mukundos pareigų, bet nesugebėjai išlaikyti jų. Grįžk prie ankstesnių pareigų virtuvėje. Po šio nedidelio incidento mokytojas ir vėl tapo Kumarui gana atlaidus. Kasgi gali galutinai suvokti patrauklumo paslaptį? Kumaro asmenybėje mūsų guru rado nuostabų fontaną, kuris neištryško iš kitų mokinių. Nors naujas berniukas tapo Šri Juktešvaro numylėtiniu, aš nejutau jokio nerimo. Ypatingos asmeninės savybės, kurį turi netgi mokytojai, praturtina gyvenimą. Mano prigimtis siūlė per daug nesileisti į smulkmenas. Iš Šri Juktešvaro aš tikėjausi didesnės naudos nei vien išorinio liausinimo. Vieną dieną Kumaras be jokios priežasties pagiežingai prakalbo su manimi ir aš giliai įsižeidžiau. Tavo galva iškilus iki pavojingo lygmens, perspėjau Kumarą apie tai, ką jutau intuityviai. Jei tu nepakeisi savo gyvenimo būdo, vieną dieną tavęs paprašys palikti šį ašramą. Sarkastiškai juokdamasis, Kumaras perpasakojo mano įspėjimą mokytojui, kuris ką tik buvo įėjęs į kambarį. Tikėdamasis tam tikro pabarimo, aš ramiai pasitraukiau į kampą. Galbūt Mukunda yra teisus, neįprastai šaltai guru atsakė Kumarui. Aš, nesulaukęs bausmės, pasprukau. Po metų Kumaras išvyko aplankyti savo gimtinės. Jis nekreipė jokio dėmesio į ramų Šri Juktešvaro nepritarimą, nors mokytojas niekada per daug griežtai nekontroliavo savo mokinių veiksmų. Kai po 2 mėnesių berniukas sugrįžo į Serampurą, pokyčiai buvo akivaizdžiai neigiami. Čia jau nebebuvo savimi besidžiaugiančio spindinčio Kumaro, prieš mus stovėjo tik paprastas valstietis, pastaruoju metu įgijęs daugybę blogų įpročių. Mokytojas pasikvietė mane ir su skausmu aptarė tai, jog dabar berniukas visiškai netinka vienuoliškam gyvenimui ašrame. Mukunda, aš leisiu tau paaiškinti Kumarui, jog rytoj jis turi palikti ašramą, nes negaliu to padaryti pats. Šri Juktešvaro akise pradėjo kauptis ašarus, tačiau jis greitai susitvardė. Kumaras niekada nebūtų taip žemai kritęs, jei būtų paklausęs manęs ir nebūtų išvykęs bei pabendravęs su nepageidaujamais asmenimis. Jis atsisakė mano apsaugos, todėl jo mokytoju ir vėl taps beširdis pasaulis. Kumaro išvykimas nesuteikė man jokio džiaugsmo. Aš tik su liūdesiu stebėjausi, kaip mokytojo meilę pelnęs mokinys gali užkibti ant pigaus masalo. Paprastas žmogus siekia vyno ir seksualinių malonumų, kurie nereikalauja jokių suvokimo subtilybių. Jausmų klastą galima palyginti su visada žaliuojančiu oleandru, kurio kiekviena dalis yra nuodinga. Gydomojo šaltinio, spindinčio laimėje ir aklai ieškoma įvairiomis neteisingomis kryptimis, reikia ieškoti viduje. Pastaba. Budrus žmogus deda be galo daug pastangų jausminiams malonumams patirti. Kai visi jutimo organai pavargsta, žmogus užmiršta net galimus malonumus ir eina miegoti, norėdamas pasimėgauti sielos ramybę ir tikrąją savo prigimtimi. Rašė žymus vedų žinovas Šankara. Viršjutiminę palaimą gana lengva pasiekti, ji yra gerokai tobulesnė už jausminius malonumus, kurie visada baigėsi pasibjaurėjimu. Pastabos pabaiga. Tikras sumanumas yra dvilypis, kartą užsiminė mokytojas, turėdamas omeny nuostabų Kumaro protą. Kaip ir peilį, jį galima panaudoti tiek pozityviai, tiek ir negatyviai.
arba neišmanimo šunvotį prapjauti, arba savo gyvybę atimti. Protas tampa naudingas tik pripažinęs dvasinių dėsnių neišvengiamybę. Mano guru laisvai žiūrėjo į savo mokinių lyčių skirtumus ir visus traktavo kaip savo vaikus. Jis suvokė mokinių sielos panašumą ir nerodė jokio šališkumo. Argi sapne mes suvokiame, jog esame vyras ar moteris, klausdavo mokytojas. Kaip ir vyras, atlikdamas moters vaidmenį, netampa moterimi, taip ir siela, įkūnydama vyrą ir moterį, neturi jokios lyties. Siela yra tyras, nekintantis Dievo atvaizdas. Šri Juktešvaras niekada nevengdavo moterų ir niekada nežiūrėdavo į jas kaip į vilionių objektą. Jis sakydavo, jog vyras irgi yra pagunda moteriai. Kartą aš paklausiau mokytojo, kodėl vienas žymus senovės išminčius pavadino moterį vartais į pragarą. Turbūt kokia nors mergina jo jaunystėje buvo labai sutrikdžiusi jo proto ramybę, sarkastiškai atsakė mano guru, nes kitaip jis būtų kaltinęs ne merginą, o tam tikrus savo savikontrolės trūkumus. Jei koks nors svečias Ašame papasakotavo dviprasmišką istoriją, mokytojas kurį laiką tylėdavo. Nesileiskite plakami erzinančio botago su nuostabiu veidu, sakydavo jis mokiniams. Kaipgi jausmų vergai gali mėgautis pasauliu. Šliauždami pirmykščiame purve, jie nesuvokia subtilybių. Primityvių aistrų žmogus praranda visus nuostabius gebėjimus atsirinkti. Mokiniai, mėginantis pabėgti nuo dualistinės Majos iliuzijų, gaudavo iš Šri Juktešvaro išmintingų patarimų. Lygiai kaip valgymo tikslas yra numalšinti alkį, o ne godumą, taip ir seksualinis potraukis skirtas rūšių dauginimuisi pagal gamtos dėsnių, bet ne nepasotinamiems troškimams tenkinti, mokė guru. Gesinkite primityves aistras dabar pat, nes priešingų atveju jos seks iš paskos, kai astralinis kūnas atsiskirs nuo fizinio kūno. Net kai kūnas yra silpnas, protas turi nepaliaujamai priešintis. Jei pagundos puola jūs visus smarkumu, nugalėkite jas objektyvia analize ir atkaklia valia. Kiekvieną aistrą galima sutramdyti. Nešvaistykite savo jėgų, būkite lik talpus vandenynas, sugeriantis į save visas jausmų upes. Nedideli troškimai yra vidinės jūsų ramybės šaltinio angos, leidžiančios gydomiesiems vandenims išdžiūti materializmo dykumoje. Stiprus primityvių troškimų impulsas yra didžiausias žmogaus laimės priešas. Keliaukite po pasaulį lik savitvardos liūtai ir atidžiai stebėkite, kad aplink nešokinėtų silpnybių varlės. Pasiaukojantis galų gale išsilaisvina iš visų sunkiai valdomų geismų. Prisirišimą prie žmonijos jis transformuoja į Dievo siekimą, vienintelę ir visur esančią meilę. Šri Juktešvaro motina gyveno Rana Mahalo rajone Benarese, kur pirmą kartą aplankiau savo guru. Ji buvo maloni ir paslaugi, turėjo tvirtą savo nuomonę. Vieną dieną aš stovėjau jos namo balkone ir stebėjau besišnekučiuojančius motiną ir sūnų. Ramiai ir jautriai mokytojas norėjo ją kažkuo įtikinti, tačiau jam aiškiai nepavyko, nes motina ryžtingai papurtė galvą. Ne, mano sūnau, eik dabar, išmintingi tavo žodžiai skirti ne man, aš nesu tavo mokinė. Šri Juktešvaras lyg apibartas vaikas pasitraukė ir daugiau nesiginčijo. Mane labai sujaudino jo pagarba motinai, net jei motina ir nebuvo teisi. Ji žvelgė į mano guru kaip į mažą savo berniuką, o ne kaip išminčių.
Tas pokalbis turėjo tam tikro žavesio, nes parodė neįprastą prigimtį mano mokytojo, kuris išoriškai buvo kuklus, o viduje nepalenkiamas. Vienuolyno taisyklės neleidžia svamiui atnaujinti pasaulietinių ryšių, formaliai nutraukus juos vienuolyno įžadais. Jis negali vadovauti šeimos apeigoms, kurios būtinos esant namų šeimininku. Visgi svamių ordino įkūrėjas Šankara nekreipė dėmesio į šias taisyklės. Mirus jo mylimai motinai, jis sudegino jos kūną dangišką ugnimi, kurį įsiliepsnojo nuo pakeltos jo rankos. Šri Juktešvaras irgi nepaklausė draudimų, tik netokiu įspūdingu būdu. Kai mirė jo motina, jis organizavo kremavimo ceremoniją prie Šventosios Gangos Benarėse ir pagal seną paprotį pamaitino daugybę brahmanų. Šastriniai draudimai buvo sugalvoti norint padėti svamiams nugalėti ribojančius asmeninius trūkumus. Šankara ir Šri Juktešvaras buvo visiškai susilieję su beasmenė dvasia, todėl jie jau neieškojo išsivadavimo pagal taisyklės. Kartais mokytojas sąmoningai ignoruoja kanoną, norėdamas palaikyti jo principus, kurie yra svarbiausi ir nepriklausomi nuo formos. Jėzus kviečių varpas rinko poilsio dieną. Į neišvengiamą kritiką jis atsakė taip: šabas sukurtas žmogui, ne žmogus šabui. Pastaba. Morkus 2.27. Pastabos pabaiga. Be šventraščio Šri Juktešvaras retai paimdavo į rankas kokią kitą knygą, tačiau jis puikiai žinojo naujausius mokslo atradimus bei pasiekimus. Jis buvo nepaprastas pašnekovas ir mėgo su savo svečiais keistis nuomonėmis įvairiausiomis temomis. Aštrus mano guru sąmojis ir žaismingas juokas pagyvindavo kiekvieną pokalbį. Šri Juktešvaras dažnai būdavo rimtas, tačiau niekada paniuręs. Ieškant Dievo nebūtina iškraipyti jo veidą, teigia mokytojas. Atsiminkite, jog atradę viešpatį, jūs palaidosite visus vargus. Daugybė filosofų, profesorių, teisininkų ir mokslininkų, kurie atvykdavo į Ašramą, tikėjosi atrasti čia išminčių ortodoksą. Pasipūtėlio šypsena ar komiškos tolerancijos blykstelėjimas retkarčiais išduodavo, jog naujieji svečiai nesitikėdavo nieko daugiau išskyrus kelias veidmainiškas banalybės. Visgi priverstinis jų išvykimas aiškiai rodydavo, jog Šri Juktešvaras puikiai išmanė jų veiklos sritis. Mano guru savo svečiams paprastai būdavo labai malonus ir paslaugus. Kiekvieną jį sutikdavo su kerinčiu svetingumu. Tačiau užkietėję egoistai kartais patirdavo gaivinantį šoką. Mokytojo asmenyje jie atrasdavo šaltą abejingumą arba baises priešingybės, ledą ir geležį. Kartą su Šri Juktešvaru susiginčijo žymus chemikas. Svečias niekaip negalėjo pripažinti Dievo buvimo, kadangi mokslas nerado jokių priemonių jam aptikti. Taigi dėl nepaaiškinamų priežasčių jums nepavyko izoliuoti aukščiausios galios bandymų vamzdeliuose, rūsčiai žvelgia mokytojas. Aš rekomenduoju atlikti iki šiol negirdėtą eksperimentą. Tyrinėkite savo mintis nepertraukiamai 24 valandas. Po to nebeabejosite Dievo buvimu. Garsus panditas kartą irgi susiginčijo su mokytoju. Su parodomuoju entuziazmu pirmasis sudrebino Ašramo pamatus šventraščių išmanimu. Pasipylė skambios ištraukos iš Mahabharatos, Upanišadų ir Šankaros Bhasijų. Pastaba.
Upanišadus arba Vedanta, pažodžiui Vedų pabaiga. Randamos tam tikrose Vedų dalyse kaip labai svarbios santraukos. Upanišadus arba Vedanta, pažodžiui Vedų pabaiga. Randamos tam tikrose Vedų dalyse kaip labai svarbios santraukos. Upanišadus apibendrina hinduizmo doktrinos pagrindus. Štai ką apie jas rašė Šopenhaueris. Kaip tobulai Upanišadus atspindi šventą Vedų dvasią. Kiekvienas susipažinęs su šia neprilygstama knyga buvo sujaudintas iki pačių sielos gelmių. Iš kiekvieno sakinio kyla gilios, originalios ir didingos mintis, o visuma persmelkta šventos ir kilnios dvasios. Priėjimas prie Vedų per Upanišadas, mano požiūriu, yra didžiausias šio šimtmečio privalumas lyginant su visais praėjusiais šimtmečiais. Upanišadas tobulai ištyrinėjo Šankarą. Pastabos pabaiga. Aš vis dar laukiu, tikėdamasis išgirsti ką nors naujo. Šri Juktešvaro tonas buvo klausiamasis, lyg iki šiol būtų viešpatavusi visiškai tyla. Panditas sumišo. Citatų išgirdau daugiau nei pakankamai, pralinksmino mane mokytojo žodžiai, nors susigūžiau savo kampelyje pagarbiu atstumu nuo lankytojo. Tačiau kokį originalų pavyzdį galite pateikti iš unikalaus savo gyvenimo? Kokį šventraštį jūs ištyrinėjote iš esmės ir pritaikėte realiame gyvenime? Kokiu būdu šios laiko išbandytos tiesos pakeitė jūsų prigimtį? O gal esate patenkintas būdamas tuščia plokštele, mechaniškai kartojančia kitų žmonių žodžius? Aš pasiduodu. Pandito sielvartas buvo komiškas. Neturiu jokių vidinių pasiekimų. Turbūt pirmą kartą jis suprato, jog reikiamoje vietoje padėtas kablelis dar neužpildo dvasinės tuštybės. Šie nupiepę pedantai per daug didžiuojasi savimi, prakalbo mano guru išvykus panditui. Jie mano, kad filosofija yra paprastos intelektualaus proto pratybos. Aukštesnės jų mintis susijusios arba su padrikais išoriniais veiksmais, arba su botago palaikoma vidinė disciplina. Mokytojas pasitaikius progą vis pabrėždavo mokymosi vieną iš knygų beprasmiškumą. Nepainiokite suvokimo su dideliu žodynu, teigia guru. Šventraščiai duoda naudos, skatindami vidinės realizacijos troškimą, jei strofa yra iškart ramiai perprantama. Nuolatinės intelektualinės studijos baigėsi tuščiu pasididžiavimu ir apgaulingų pasitenkinimu nesuvirškintomis žiniomis. Savo paties patirtį Šri Juktešvaras siejo su šventraščių pamokymais. Kartą miško ašame, rytų Bengalijoje, jis stebėjo žymų mokytoją Dabrų Balavą. Paprastas ir kartu sudėtingas pastarojo metodas buvo gerai žinomas senovės Indijoje. Dabrų Balavas surinko mokinius aplink save nuošalėje miško vietelėje. Prieš juos buvo atversta Bhagavad Gita. Jie apie pusvalandį žvelgė į mažytę knygos ištrauką, paskui užsimerkė. Tai praslinko dar pusvalandis. Tada mokytojas pateikė trumpą komentarą. Nejudėdami mokiniai vėl valandą meditavo. Paskui guru dar kartą tarė žodį. Ar supratote? Taip, ponia, išdrįso patvirtinti vienas iš mokinių. Ne visiškai. Ieškokite dvasinio gyvybingumo, kuris suteikė šiems žodžiams galios atnaujinti Indiją per šimtmečius. Vėl tyloje praslinko ištisa valanda. Paskui guru paleido mokinius ir atsisuko į Šri Juktešvarą. Ar jūs susipažinęs su Bhagavad Gita? Ne, ponia, ne visiškai,
nors mano akis ir protas prisilietė prie jos daugybę kartų. Tūkstančiai žmonių pateikė man labai įvairių atsakymų. Dėdis išminčius lyg laimindamas nusišypsojo Šri Juktešvarui. Jei žmogus tyrinėja tik išorinį šventraščių grožį, kiekgi laiko lieka ramiam nardymui gelmėje, ieškant tikrųjų perlų. Šri Juktešvaras savo mokinius mokė remdamasis tuo pačiu intensyviu, kryptingo proto lavinimo metodu. Išminties negalima sieti su akimis, tik su atomais, teigia mano guru. Kai jūs jaučiate tiesą, ne vien smegenimis, o visa savo esybę, galite drąsiai teigti jos egzistavimą. Jis atmesdavo bet kokią prielaidą, jog knyginės žinios yra būtinos dvasiniai realizacijai pasiekti. Ryšiai vienu sakiniu sugebėdavo išsakyti tokias gilias mintis, jog mokslininkai komentatoriai turi darbo ištiesiems šimtmečiams, atkreipė dėmesį mokytojas. Nesibaigianti mokslinė polemika yra skirta tingiems protams. Ar gali kas nors labiau išlaisvinti už mintį? Dievas yra, arba paprasčiausiai Dievas. Žmogus labai nenoriai grįžta prie paprastumo. Jis retai mato Dievą, o tik pasipūtėlių moksliškumą. Jo ego yra patenkintas, kad jis toks apsiskaitęs. Žmonės, kurie sąmoningai didžiavosi aukšta savo padėtimi, šalia mokytojo dar galėjo įgyti ir nuolankumo dovaną. Kartą norėdamas gauti interviu, į Puri ašramą prie jūros atvyko vietinių magistrato narys. Savo negailestingumu garsėjęs žmogus turėjo visišką teisę išvaryti mus iš ašramo. Aš perspėjau savo mokytoją apie galimas neigiamas pasekmes, tačiau jis atsisėdo rimtų veidų ir net nepakilo pasveikinti svečio. Truputį susinervinęs, aš pritūpiau prie durų. Lankytojas turėjo pasitenkinti medinę dėžę, nes guru neliepė man atnešti kėdės. Magistrato nario lūkesčiai, jog jo padėtis bus oficialiai pagerbta, visiškai nepasitvirtino. Prasidėjo metafizinė diskusija. Svečias apie šventraščius pradėjo taukšti visiškas nesąmonės. Mažėjant jo kalbos konkretumui, augo pyktis. Ar jūs žinote, jog aš buvau pagrindinis vertintojas egzaminuose humanitarinių mokslų magistro laipsniui gauti? Pradėjo šaukti jis, nors tam nebuvo jokių priežasčių. Pone magistrate, jūs pamirštate, jog čia nėra jūsų teismo salė, monotoniškai atsakė mokytojas. Iš vaikiškų jūsų pastabų drįstu spėti, jog jūsų karjera koledže nebuvo stulbinanti. Bet kokiu atveju universiteto diplomas niekaip nėra susijęs su vedų praktika. Šventieji nėra kiekvieną semestrą ruošiami didelėmis partijomis kaip buhalteriai. Po svaiginančios tylos svečias iš visos širdies nusikvatojo. Tai pirmas mano susitikimas su dievišku magistrantu, tarė jis. Vėliau formaliais terminais, kurie aiškiai buvo jo asmenybės dalis, jis pasiprašė būti priimtas kaip bandomasis mokinys. Mano guru asmeniškai tvarkė visą savo nuosavybę. Nesąžiningi asmenys nekartą kėsinosi į mokytojo protėvių žemę. Labai ryžtingai ir net pasinaudojęs teismų galimybėmis, Šri Juktešvaras pergudraudavo bet kurį oponentą. Jis kantriai kęsdavo šią skaudžią patirtį, nes nenorėjo būti išmaldos prašantis guru ar našta savo mokiniams. Mano mokytojas buvo nepriklausomas finansiškai, todėl jam nereikėjo naudoti jokių diplomatinių gudrybių. Priešingai nuo tų mokytojų, kurie turi meilikauti savo rėmėjams, Šri Juktešvaras buvo laisvas nuo kitų įtakos ar turtų.
Aš niekada negirdėjau jo prašant iš kieno nors pinigų. Jo mokymas Ašame buvo nemokamas visiems mokiniams. Vieną dieną į Seramporo ašramą atvyko įžūlus teismo atstovas įteikti Šri Juktešvarui šaukimo į teismą. Kartu su mokytoju buvau aš ir kitas mokinys Kanajus. Pareigūno elgesys mokytojo atžvilgiu buvo pakankamai užgaulus. Jums bus naudinga palikti ašamo pavėsį ir įkvėpti tyro teismo salės oro, paniekinamai išsivėpė pareigūnas. Mano kantrybė trūko. Dar vienas įžūlus žodis ir tu gulėsi ant grindų, pagrasinau. Niekšė tu, panašiai sušuko Kanajus, kaip drįsti piktažodžiauti šiame šventame ašrame. Mokytojas ramiai stovėjo prieš įžeidinėtoją. Dėl nieko nesijaudinkite, šis žmogus tik atlieka savo pareigą. Pareigūnas nuo tokių žodžių apstulbo, pagarbiai atsiprašė ir pasišalino. Buvo nuostabu, jog karštos prigimties mokytojas viduje gali būti toks ramus. Jis visiškai atitiko Dievo sūnaus aprašymą Vedose. Švelnesnis už gėlę, kai reikia gerumo, stipresnis už perkūną, kuomet idealai atsiduria pavojuje. Pasaulyje visada yra tų, kurie, anot Browningo, nekenčia šviesos, nes patys skendi tamsoje. Kartais koks nors pašalietis dėl tariamos nuoskaudos išplūsdavo Šri Juktešvarą. Šaltakraujiškas mano guru viską ramiai išklausydavo ir pamastydavo, ar kaltinime yra nors truputėlis tiesos. Tos scenos man vis primena vieną iš neprilygstamų jo pastabų. Kai kurie žmonės stengiasi būti aukšti, kirsdami kitų galvas. Tikras šventojo šaltakraujiškumas yra įspūdingesnis už bet kokį pamokslą. Geriau būti kantriu žmogumi negu galiūnu. Suvaldyti save yra daug geriau negu užkariauti miestą. Pastaba. Patarlės 16:32. Pastabos pabaiga. Aš dažnai pamastydavau, jog nuostabusis mano mokytojas lengvai galėtų tapti imperatoriumi ar pasaulį drebinančiu kariu, jei savo protą sutelktų į garbę ar pasaulietinius pasiekimus. Vietoje to, jis pasirinko tų vidinių pykčio ir egoizmo tvirtovių šturmą, kurių griūtis yra prasmingiausias žmogaus tikslas. Pabaiga.